Netrukus pamatysite išsamią vaizdo instrukciją apie tai, kaip elektroninį receptą išrašo šeimos gydytojas. Pirmiausia, prisijunkite prie elektroninės sveikatos portalo. Tam naudokite elektroninį parašą. Registruokite paciento apsilankymą. Pateksite į paciento puslapį, kur paspaudę pliuso mygtuką galėsite pateikti apsilankymo aprašymą. Pildant šį aprašymą būtina pateikti paciento nusiskundimus, įvertinti jo būklę bei nurodyti diagnozę. Čia taip pat svarbu aprašyti taikytą gydymą bei slaugos ar priežiūros rekomendacijas. Užpildę šiuos laukus pateikite duomenis. Dabar keliais pelės spragtelėjimais galite skirti vaistus ar medicinos pagalbos priemones. Veikliąją medžiagą pasirinkite atsidariusiame skyrimo lange. Pastebėsite, jog informacija apie diagnozę bei pacientą čia jau perkelta automatiškai. Užpildykite laukus apie vartojimą, gydymo trukmę ir recepto galiojimą. Elektroninio recepto išrašymas baigiamas jį patvirtinus elektroniniu parašu. Dabar galite grįžti į dokumentų sąrašą ir tęsti darbą elektroninės sveikatos portale.